Kalispera. Geros popietės linkėjimai iš Kretos, Kalik ir Jaki, aišku, gero sekmadienio, geros artėjančios savaitės ir kaip kiekvieną sekmadienį mano tiesioginė transliacija iš Kretos su apžvalga kitai savaitė ir šiek tiek pasižiūrėjimu, kasgi buvo praėjusią savaitę. Šiuo metu esu paplūdimėje, kaip matote, ritasi bangos, lyg tai giedras dangus su keletą debesėlių, bet žinokit, šalta. Taip šalta, taip jau atsitiko, kad atsisuko šiaurės vėjas, kuris kelia bangas ir kelia bangas nemenkas. Štai šiame Pelagiją paplūdimyje, apie kurį dar tikrai būtinai papasakosiu, nes jisai artėja jam didžiuliai pasikeitimai. Bangos pakankamai nemažos, jos ateina iki pat šaligatvio. Jau paplūdimio kaip ir nėra, o tenai tai apskritai net nenorėčiau eiti, nes kai ten atsireta banga, tai gali ir likti šlapias. Štai, o prašom. Opa. Ir to šaligatvį jau taip nelabai pasivaikščiasi. Tai šiaurės vėjas iš tikrųjų daug ką pakeitė pastarosiomis dienomis, jis atnešė ir lietaus, ir vakar mes per Kretos lietuvių susitikimą gavome lietaus. Taip, vakar čia prie Heraklijono įvyko Kretos lietuvių susitikimas, beje, tai buvo toks jubiliejinis susitikimas, nes pirmą kartą mūsų su Jurgita Kretos lietuvių susitikimą padarėme prieš 10 metų, 2014 metais, tai kad praėjo 10 metų tai susitikimų tradicijai ir būtinai apie susitikimą papasakosiu artimiausių metų Facebooko puslapyje Mano Kreta, įdėsiu nuotraukas, kaip mes ką darėm, kaip mes leidome laiką. Rytoj visą tai sužinosite ir iš tikrųjų tai buvo kažkoks tai nerealus toks susitikimas su vaivorykštėmis ir su lietumi, kurio pavyko išvengti. Tai tas lietus atėjo lauktas, nes mes, kaip jau sakiau, ne kartą laukiam lietaus ir jo lauktum ir kitą savaitę. Ir kadangi šita apžvalga labiau skirta apžvelgti artėjančią savaitę, tai vat ir apie orus artėjančią savaitę. Jie išsilaikys pakankamai tokie vėjuoti ir šalti. Nes šiuo metu, žinokit, laikau telefoną rankoje ir jinai po truputį šala, nes šiuo metu oro temperatūra yra apie 12 laipsnių šilumos. Čia prie jūros dar vėją pridėkim, tai gali būti ir plus 11 arba netgi plus 10. Nėra jau taip malonu, kaip sakant, nors, aišku, atrodo, kad giedras dangus, viskas gražu ir gal netgi ir norėtųsi iššokti į jūrą. Deja, jūros temperatūra gali būti aukštesnė, nes aplink Kretą vandens temperatūra jūroje nekrenta žemiau plus 15. Tai kad nesulaukiu, kada mes galėsime pradėti žieminį sezoną, kai nurims bangos. Nes patikėkite, tokias bangas lysti kažkaip nesinorėtų. Ir juolab išlipus iš jūros dar gauti šalčio dozę. Na, geriau, kad būtų truputėlį šilčiau. Tai, kad kitai savaitėje čia Kretoje žadamas labai panašus oras praktiškai visą savaitę iki pat ketvirtadienio, penktadienio. Na, o penktadienį žada, kad atsisuks pietų vėjas. Pietų vėjas, kuris atneš daugiau šilumos. Beje, žiūrėjau temperatūrų skirtumus, tai naktį temperatūra kris net iki 4 laipsnių, kas yra baisiai šalta Kretoj, o kai kuriuose kalnų kaimuose netgi bus minusinė temperatūra. Jeigu būtų kritulių, būtų sniego, dar daugiau sniego, kurio Kretai tikrai reikia ant kalnų. Bet kritulių sinoptikai nežada. Bet čia yra didžiausia bėda, kad kritulių sinoptikai nežada ir nežinia, ar mes sulauksime tų kritulių visą savaitę. Tai greičiausiai bus sausa, šalta ir be sniego ir be lietaus. Na, kągi padarysi, ateina Kreta žiema. Ir dėl to, kai gaunu klausimus, kaip į Kretą atvykti žiemą ir kaip leisti laiką žiemą, daug kas galvoja, įsivaizduoja, kad čia mes gyvenam amžinam pavasarį arba amžinoj vasaroj. Ne, žinokit, žiema yra žiema. Na, dar ta žiema, iki tos žiemos dar reikės palaukti keletą savaičių, nes tikrai jinai neprasidės kitą savaitę nuo gruodžio 1 dienos. Apie tai irgi papasakosiu. Bet žiema yra žiema ir žinokit, Kretoje yra pakankamai šalta ir gali kristi temperatūra, kaip ir sakiau, netgi kaimuose iki minusinės temperatūros, jeigu tie kaimai yra viršui kalnuose. Tai va, tokie yra niuansai, matot, saulė už nugaros ir lyg tai norėtųsi, kad jinai pašildytų, bet jau vakarėja ir ta saulė nėra tokia šilta, juolab šiaurės vėjas duoda savo. Ir tas šiaurės vėjas yra pakankamai stiprus tam, kad netgi įlankoje, tokia įlankoje kaip Agija Pelagija, išlinguotų bangas. Tai va,
Tai tokie mūsų orai laukia, pietų vėjas daug ką gali pakeisti, bet tas pietų vėjas, duok dieve, kad tik tai sujauktų orus į gerąją pusę, tai yra atneštų lietaus. Nes jeigu net neatneš lietaus, tai irgi bus nekas, nes lietaus šitai žemė reikia, labai reikia. Ir daug kas Graikijai džiaugiasi, kad, pavyzdžiui, žeminiai Graikijai nulijo, bet čia Kretoje to lietaus per mažai. Ok. Kas dar kitą savaitę? Kitą savaitę, jeigu būsite Kretoje ir žadate keliauti po ją, atminkite, kad Sitija yra pats ryčiausias šiaurinės Kretos miestas, tai Sitijoje bus nedarbo diena rytoj. Rytoj būtent viename mieste. Turbūt pamenate iš mano ankstesnių transliacijų, kad sakiau, kai yra miesto globėjo šventė, miestas švenčia ir nedirba. Pavyzdžiui, praeitą savaitę buvo lapkričio 21 Chanijos miesto globėjos, Dievo motinos įvedimo į bažnyčią šventė ir būtent, kadangi Dievo motina globoja Chanijos miestą, ten buvo nedarbo diena. Tai, kad kodėl nedarbo diena rytoj Sitijos mieste, ogi dėl to, kad Sitijos miestą globoja šventoji Katerina. Jekaterina, taip, arba lietuviškai sakant, šventoji Kotryna. Tai jos šventė yra rytoj ir kadangi jinai yra globėja Sitijos miesto, Sitijoje bus nedarbo diena. Tai jeigu keliausite, turėtumėte tą žinoti. Beje, Švento Kotryną katalikai švenčia dieną vėliau, lapkričio 20, rytoj lapkričio bus 25, ar ne? Jau susipainiau datuose. Viena diena vėliau, žodžiu. tą reikia irgi žinoti. Rytoj lapkričio 24, lapkričio 24 yra ortodoksija, o lapkričio 25 katalikai. Tai čia tą reikėtų žinoti. Beje, mes pradėsime nuo Šventosios Kotrynos gyventi kitą savaitę, o baigsim Šventuoju Andriejumi. Lietuvoje tai irgi labai didelė šventė, Andriaus vardadienis. Sveikykite visus Andrius, jo vardadienis bus lapkričio 30, tai yra Kristaus vienas iš apaštalų, vienas iš mokinių. Ir ta šventė Lietuvoje tuo pačiu, dar kitaip vadinama Šventas Andriejus, yra Saulės sugrįžtuvių laukimo pradžia. Taip yra Lietuvoje. Čia, aišku, Ajos Andrėjas. Andrėjas labai populiarus vardas ir kartais netgi ir mane yra, pavyzdžiui, Svakijos regione čia pakrikštė Andrėjum, nes nelabai aš to mėgstu, Audrius neištarė, sako Andrėjas būsi. Sakau, ne, Audrius yra kitoks vardas negu Andrėjas ir nereikia čia painioti viso to. Beje, tai yra visiškai graikiškas vardas, nepaisant to, kad tai ateina iš hebrajų tradicijos, bet vardas absoliučiai kildinamas iš senovės graikų kalbos. Andros yra vyras, tai yra vyriškas, labai stiprus vardas. Andrėjas, Andrius, ir tą reikia žinoti, netgi sala Graikijoje Andros pavadinta būtent dėl to. Yra tokia sala, Kikladžice, jeigu keliausite po Graikiją, turėtumėte žinoti. Tai kad Šventuoju Andriejumi mes baigsime tą savaitę, lapkričio 30, ir aišku, sekmadienis gruodžio 1, kuris sutaps Lietuvoje su Advento pradžia. Beje, Adventas Graikijoje jau prasidėjęs, bet apie Adventą papasakosiu kitos savaitės transliacijoje labiau, juolab, kad būtent Lietuvoje prasidės Adventas gruodžio 1 dieną, tai kaip jisai kitoks yra čia, Graikijoje, tikrai būtinai papasakosiu. Tai kita savaitė būtent tokia, su dviem tokiom stiprių vardų šventėm. Kodėl aš karts nuo karto papasakoju apie tuos šventuosius, turbūt jau žinote kai kas nežinote, dar pasikartosiu, vardadieniai Graikijoje yra švenčiami labiau negu gimtadieniai. Ir vardadieniai čia yra labai svarbus ir su jais daug kas susiję. Netgi matot miesto šventės. Ir Sitijai rytoj nedarbo diena. Tai kad tai yra irgi svarbus dalykas. Tai va, tokia savaitė, šalta savaitė, iš tikrųjų laukia ir dar su tokiom šventėm. O kodėl atvykau į Egijos Pelagijos paplūdimį? Tai vienas tų paplūdimių, kuris yra man artimiausias, kartais atvykti ir išsimaudyti ir pasibūti. Aš jį labai mėgdavau ir aplinkui Egijos Pelagijos paplūdimius kitus, Saromūrą, Mononaftis, Liharja, tie paplūdimiai man yra puikiai žinomi. Bet tik kas atsitiko su šituo paplūdimiu ir kodėl sakiau, kad apie jį dar papildomai papasakosiu. Jį surijo į jūrą. Jį surijo, matot. Štai, vanduo atkeliauja iki šaligatvio, ne?
visiškai. Kai pakyla bangos, smėlis atsiduria ant šaligatvio. Esu matęs čia paplūdimyje žiemą ir dar daugiau smėlio ant šaligatvių ir sakau, dabar pasivaikščiojimas štai šita atkarpa tampa jau vis pavojingesnis, jūra išsiplėtė ir jinai atkeliauja iki pat šaligatvių ir iki pat lagūnos. Pažiūrėkit, kaip tenai užpila bangom, to ateis, truputėlį atsitraukiu, nes užpila kaip reikalas. Ir pavyzdžiui, čianai, būtent šitoje vietoje, kur stoju, anksčiau vasarą čia stovėdavo gultai. Tiek buvo, aš dar atsimenu, kiek buvo paplūdimio zonos. Dabar jau šią vasarą gultų čia buvo neįmanoma pastatyti, nes jūra ateidavo iki pat šaligatvio. Ir kai šneku su vietiniais gyventojais, kurie čia gyvena ir žino, kaip atrodė Egėjos Pelagijos paplūdimys, jie sako, kad pats paplūdimys buvo 15 metrų pločio. Įsivaizduokite, 15 metrų buvo nuo šito, galima sakyti, šaligatvio iki ten, kur lūždavo banga ir įsiliedavo banga. Dabar jūra suvalgė viską, tuoj gausim. Opa! Jūra suvalgė viską. Oi, traukiuosi. Gali. Okei, ne tiek daug. Ir suvalgė netgi tą plačiąją paplūdimio dalį, kurioje dar ir pats mėgdavau maudytis. Ir šitas paplūdimys tikrai labai nukentėjo. Sakoma, tiek nuo klimato kaitos, tiek nuo, aišku, žmogaus šiek tiek veiklos, bet ir pasikeitė jūros srovės, atnešusios čia daugiau vandens. Ir ką perskaičiau visiškai neseniai, šiandien, tai kad šitas regionas ir šitas kurortas gavo 1,5 milijono eurų finansavimą pastatyti molą. Nežinau, kaip statys, dar paties projekto neįsivaizduoju, tam, kad išsaugoti smėlį ir atitraukti šiek tiek jūrą. Neįsivaizduoju, kaip tai bus daroma, bet projektas, kuris buvo aptarinėjimas net 4 metus, galiausiai patvirtintas, finansavimas skirtas ir netgi jie stengsis viską padaryti, kad jis būtų įgyvendintas iki 25 metų atostogų sezono pradžios. Įsivaizduokite, kiek rimtai graikai žiūri į turizmą ir kiek rimtai jie tai vertina netgi vieno regiono mastu. Tai kad Menelajaus Bokėjas, tai yra šito regiono pavadinkime seniūnas, su dideliu džiaugsmu pasakė, kad jis stengsis nugalėti visas biurokratinės kliūtis ir padaryti viską, kad šitas paplūdimys vėl turėtų savo zoną. Ta prasme ten, kur ne tai vanduo ristusi ant šaligatvio, o kad čia galima būtų ir išsimaudyti. Opa. Na štai, tokie pasivaikščiojimai būna paplūdimyje. Tai kad Kreta iš tikrųjų keisis, nežinau ar tą matot ir kiek matot, bet yra niuansai su šiaurės vėju, kaip matote. Tai kad Kreta iš tikrųjų keisis ir jinai laukia tų pasikeitimų, finansavimas skirtas ir žiūrėsime, kaip viskas tai įvyks. Beje, esu prie vieno geriausių, ne geresnių, o geriausių giluminio nardymo centrų. Ir jeigu kada būsite Egėjoj Pelagijoj, rekomenduoju. Ateikite, aš čia ir pats savo pirmą nerimą dariau. Profesionalai stengiasi mane paskandinti, nes niekaip negalėjau paskesti. Žinot, kai išmoksti plaukti, paskui reikia mokėti skęsti tam, kad galėtum nardyti. Tai irgi savi niuansai. Tai štai, toks tas Egėjos Pelagijos paplūdimys ir žiūrėsim, kiek jis pasikeis. Gal jūs tą patį pamatysite, kai atvyksite čionai ilsėtis kitais metais. O dėl kitų metų poilsio be abejo bendraujam, šnekamės, jau daug kas rašo mums, bet tikrai nėra ypatingai daug laiko. Praeitą savaitę buvo pilna įvykių ir kartais neatsakau, bet stengiuosi vieną kartą per savaitę atsakyti visus laiškus, ką šiandien kuriems padariau, ir atsakysiu dar į laiškus ir rytoj. Tai kad jeigu yra kažkokių klausimų, rašykite, bendraujam, kalbamės, tai yra labai svarbu. Na ir aišku, Facebooko grupėje Atostogos Kretoje ir Santorinėje vyksta konkursas.
su mano pasiūlytom temom ir labai smagu, kad tame konkurse dalyvauja, galbūt žmonės netgi ne tiek dalyvauja, o kiek įsitraukia į vairias diskusijas ir, kaip ir sakiau, kiekvieną savaitę skelbiame, kam atitenka 25 eurų kuponas apsipirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje kretoskoniai.lt. Na ir šįsyk, šią savaitę tą kuponą norėčiau padovanoti Giedriui Bagdonui, kuris pasidalino tikrai geromis įžvalgomis, kaip planuotis savo poilsį Kretoje, į ką atkreipti dėmesį, netgi davė nuorodą į vieną filmą, kurį rekomenduoja pasižiūrėti prieš vykstant ir aišku visada netgi reklaminė kampanija. Tai kad Giedriui Bagdonui 25 eurai apsipirkti elektroninį parduotuvį kretoskoniai.lt, o jums tiesiog visas pluoštas patarimų, kuriais jis pasidalino, beje pasidalino ir kiti keliautojai. Mano patarimų irgi yra Facebooko puslapyje Mano Kreta, jų dar bus. Tai, kad po truputį ruošiame sezonui, plus, aišku, kretoskoniai.lt. Jeigu pritrūko alyvuogių aliejaus ar kitų produktų, nors jų po truputį mažėja ir gerokai mažėja, galiu pasakyti, kiekvieną savaitę gerokai mažėja, užeikite tenai ir apsipirkite artėjančioms kalėdoms, nes viskas taip jau dėliojasi, kad jau reikia po truputį ruoštis ir tom šventėms. Nors, aišku, tos šventės čia kol kas Kretoje nelabai jaučiamos, nors matau, kad Lietuvoje jau įžiebiamos eglutės. Pas mus dar kol kas tik tai puošiasi viena kita parduotuvė, bet po truputį irgi viskas įsivažiuoja. Tai kad jeigu ieškote kažkokių dovanų, skanių dovanų, užsukite į kretoskoniai.lt, mes atsiųsime per Omnivos paštomatus visoje Lietuvoje. Tai va. Dar kartelį dalinuosi tuo vaizdu paplūdimyje, Pelagijos paplūdimyje. Na ir kaip visada nauja tema konkursui bus paskelbta Atostogos Kretoje ir Santorinėje grupėje, Facebooko grupėje šį vakar. Junkitės, dalyvaukite, kuo aktyviau, tuo didesnė tikimybė laimėti. Aišku, jeigu visai nurims tas aktyvumas, tai žiūrėsim kaip daryti, bet kol kas matau, kad visi aktyviai prisijungia ir norite sužinoti daugiau, ir tie, kas jau esate buvę, ir tie, kas planuojate atvykti. Tai ta nauja tema bus paskelbta ir linkiu geros diskusijos, gerų atradimų, diskutuojant, šnekantis, kalbantis. Beje, kaip visada kažką pamirštu. Pamiršau, kad kita savaitė yra juodojo penktadienio savaitė ir čia jau Kretoje, juodasis penktadienis įsilingavęs visa tokia jėga. Tai kad tas juodasis penktadienis paveiks ir kelionių rinką, tai jeigu ieškote kažkokių tai išskirtinių pasiūlymų, užeikite į kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių puslapius. Aš manau, kad kitą savaitę bus pasiūlymų ir aviabėletams, ir kelionių paketams, tai kad kitą savaitę tikrai gali būti tokia labai įtempta. Jeigu reikės kažkokio patarimo renkantis viešbutį, kaip ir sakiau, kreipkitės, pasistengsim greitai atsakyti. Geriausia, aišku, netgi ir paskambinti telefonu, ką daro daugelis, o mūsų telefonai, mano telefonai, skelbiami mano kreta.lt svetainėje. Užeikite ir viršutinėme kairiajame kampe yra skelbiami telefonai, galite paskambinti, jei reikia dėl kažko pasitarti, įsigyjant kažkokį kelionių paketą, dėl lokacijos ar dar dėl kažko galime būtent pasitarti. Na, o kretoskoniai.lt mūsų elektroninėje parduotuvėje, sakom, juodas penktadienis, ta juoda spalva kažkokia netinkama, mes padarysim saulėtą penktadienį. Saulėtą savaitgalį paskelbsime po to juodo penktadienio ir laukite žinių, koks bus tas saulėtas savaitgalis būtent kretoskoniai.lt svetainėje. Nes, mūsų saulėti skoniai atkeliauja į jūsų namus per Omnivos paštomatus tiesiogiai iš Kretos. Tai va, tiek žinių šiandien. Dar kartelį jūra. Ta beribė jūra su gražiu dangum, rankos gerokai pašalo, reikia įčildytis, nors gal jums atrodo, kad čia saulėta ir gražu ir galima būtų maudytis. Sakau, ne, taip jau nėra, kad tai būtų saulėta ir gražu. Taip, saulėta, bet šalta. Ir dar tuoj sušlapsiu, stovėdamas prie pat šaligatvio krašto. Ok. Ačiū, kad sekate, ačiū, kad domitės, ačiū, kad dalyvaujat, jungiatės, diskutuojat, visa tai yra labai svarbu.
laukiant kito sezono ir belaukiant to kito sezono, kiekvieną sekmadienį mano transliacijos tiesioginės. Iš Kretos, paskui bus ir ne iš Kretos, bus ir iš kitų kraštų. Nes, ne vien sėdėsime Kretoje. Taip jau bus. Tai, kad linkiu geros savaitės visiems šį sekmadienį, geros savaitės ir iki kitų susižiūrėjimų tiesioginėse transliacijose. Sėkmės. Iki.